darausi tuos visus tyrimus savo epigenetinio laikrodžio, biologinio laikrodžio nustatymui. Tai ir šiais metais lygiai taip pat. Ir VUPas rodo biologinį amžių. Tai mano vienas iš trenerių, Andrius, linkėjimą Andriui, jisai man parašė, kai tik tai VUPas pradėjo šitą rodį, sako, atsiųsk man print screeną, kiek tau dabar yra metų. Ir laikotarpis nebuvo pats geriausias, man VUPas rodė +4 metus biologinio amžiaus. Ir tada aš tik startavau savo pasiruošimo Hyroxui. Dabar kaip tik turėsiu varžybas savaitgalį. Ir man kas savaitę krenta po pusę metų, gal kažkur tais po metus laiko. Tai buvo taip, kad pasiekiau per 2 mėnesius -4 metus, kas jeigu darytume epigenetinį tyrimą, tikėtina, kad taip nebūtų, ar ne? Bet per 2 mėnesius 4 metus sutaupiau, tada atsistojau į 0, pasiekiau savo amžių ir dabar esu gal 0,4 metų jaunesnis pagal VUPą.